Europos gynybos sąjungos su Ukrainos įtraukimu, jau yra pasisakančių. Mercas, Stubas, galbūt dar surastume vieną kitą, bet tikrai nedaug, bet kas nuostabiausia, Lietuva čia apskritai niekur nedalyvauja. Kas bus tas europinių pajėgų vadas ir ar jam bus suteikta galimybė panaudoti šitas pajėgas, nesvarbu. 100 000, 50 000, 5 000, bet be politinių debatų, kurie tikrai gali užsitęsti beviltiškai. Man irgi atrodo, kad nėra pagrindinė problema ginkluotė. Ginkluotė vienaip ar kitaip išsispręstų. Gal čia daugiau politiniai tie klausimai yra, lyderystės klausimai. Nesėdėkime Vilniuje ir nelaukime, kol mums su karučiais atveš kažką, tai patys važiuokime, nesvarbu kokiu būdu. Hegemono ta gerąja prasme. Iš tikrųjų, alijansai gali tapti, tokiu kokofonišku choru, kur vieningo lyderio ir vieningo dirigento pritrūks. Liberalūs pokalbiai. Sveiki, gyvi, prisijungę prie liberalių pokalbių. Aš Jonas Vitkauskas ir kaip visada su manim šalia profesorius Raimundas Lopata. Labą dieną, Raimundai. Labą dieną. Ir šiandien pakalbėsime apie temą, apie kurią jau mes ne kartą kalbėjome, bet yra tiek aktuali, kad vis norisi ją aptarti ir įgauti daugiau aiškumo. Ir šiandien kalbėsim apie gynybą, Europos gynybą ir Lietuvos to pačiu gynybą. Ir turime du svečius, tai profesorių Tomą Janeliūną. Labą dieną. Sveiki. Ir Europos parlamento narį Petrą Auštrevičių. Labą dieną. Sveiki, gyvi visi. Tai per pastaruosius metus daug kas keičiasi iš tiesų gynybos infrastruktūroje ir architektūroje. Per pastaruosius metus Europos komisija paskelbė Baltąją gynybos knygą, paleido Remarm Europą planą su pažadu iki 2030-ųjų išleisti iki 800 milijardų eurų, sukūrė 150 milijardų eurų paskolų fondą valstybėms ginkluotis. Kovo pabaigoje buvo patvirtinta 1,5 milijardo eurų darbo programa Europos ir Ukrainos gynybos pramoniai stiprinti. Europos komisaras gynybai Kubilius jau siūlo Europos gynybos sąjungą, nes esami keliai per NATO ir per ES plėtrą jau kaip ir atrodo atsidūrė aklavietėje. Tai gal Tomai pradėkim nuo jūsų. Jūs dar... Aš tik labai atsiprašau, Jonai, labai atsiprašau, tu šiek tiek, kaip čia pasakyti, antžeminai ir nužeminai Andrių Kubilių, jis yra gynybos ir kosmoso komisaras. Tai, bet į kosmosą šiandien gal neskriskim, nors gal karai ateityje šiek tiek ir persikels ir ten, kaip jau vis tiek kariaujama dabar dronais, tai gali būti, kad kariausime ir palydovais neužilgo. Jeigu žinot, kaip skrenda, pavyzdžiui, balistinės raketos, tai jos skrenda iš kosmoso, jeigu ką. Bet vis tiek prašom surimtėti. Aš turiu pirmą klausimą Tomui paruošęs, nes jisai dar berods vasarį ar kovą vienam iš savo tekstų rašė, kad faktiškai ES lyderiai atsitraukė nuo savarankiškos gynybos planų. Ar Tomai, jūsų manimų kas nors pasikeitė, ar vis dėlto tai mes dar esam tokioj biurokratinių pliurpalų, kaip įprasta, ar ginčų stadijoje? Iš tikrųjų pokyčių yra, jeigu mes lygintume tai, kas padaryta prieš metus, pradedant nuo iš tikrųjų skolinimos instrumentų gynybai, tai yra tų SAFE, baigiant galbūt karinio mobilumo ketinimais, kaip iki 27 metų paruošti tas taisyklės, kad tiek taikos metu greitai judėtų pajėgos per valstybės narės, tiek ir aišku krizės atveju, kad tas mobilumas būtų faktiškai niekaip neberibojamas. Tai tų instrumentų sąjunga tikrai yra prigeneravusi pakankamai daug. Ir turbūt lūžis buvo visgi pernai metais patvirtintas tas iš principo bendras mechanizmas, leidžiantis atlaisvinti tikrai daug pinigų skirtų gynybai. Ir aišku, mes galim kalbėti, kad tie 800 milijardų eurų, kuriuos tarsi žada Europos komisija, kiek galima atlaisvinti iš principo skirtų pinigų gynybai, jie yra tokie labai hipotetiniai. Iš tikrųjų, tai visiškai priklauso nuo valstybių narių, kiek tos narės nuspręs išleisti gynybai, bet pačios ES suteikta galimybė skolintis
nesutrigerinant, neaktyvuojant tų baudų, kurias vėliau anksčiau Europos komisija gana dažnai iš tikrųjų taikydavo ir grasindavo šalims narėms. Tie atlaisvinti mechanizmai tikrai yra game changeris, ne? Tai yra tos žaidimo taisyklių pakeitimas, kuris leidžia ES šalims tikrai suaktyvinti savo gynybą maksimaliai. Iš kitos pusės reikia pripažinti, kad kamuolys vis tiek lieka valstybių narių rankose. Nepaisant tų taisyklių pakeitimo, ES neinicijuoja iš tikrųjų pačių sprendimų ir tos valios, kuri vienaip ar kitaip turi atsirasti valstybių sostinėse. Čia mes matome tarsi daug gerų ketinimų, bet pavyzdžiui, kad ir kalba, jog tie pinigai, kurie turėtų būti skirti Europos gynybai, turėtų kartu ir įkvėpti Europos pramonę. Pavyzdžiui, tos taisyklės, kad valstybės turėtų pasirinkti per bendrus pirkimus, tarkim, iki 65% ES pagamintų komponentų tam, kad kurti naujas kažkokias gynybinės priemonės. Visa tai yra kol kas tik iniciatyvos pradžia ir mes faktiškai kol kas nematome, ar tikrai valstybės narės imsis visų tų galimų priemonių. Ką aš turiu galvoj? Mes kaip Europa vis dar didžiąją dalį savo gynybos instrumentų perkame už Europos ribų. Ir čia ne tik JAV, bet ir ta pati Pietų Korėja ar netgi Japonija. Neatrodo, kad vien tik pinigų atlaisvinimas iš tikrųjų savaime suaktyvins ES kaip autonominę gynybos telkėją, pradedant nuo pramonės ir baigiančių konkrečių pajėgų išvystymo. Ir va šitas dalykas mane iš tikrųjų šiek tiek neramina, nes aš jau nekalbu apie branduolinio atgrasimo reikalus kol kas, bet jau vien kalbant apie konvencinės pajėgas ir konvencinių pajėgų visos tos šerdės perkelimą į Europą, ne tik plėsti fizinės konvencinės pajėgas, bet ir turėti instrumentus, gynybinius instrumentus, kurie ateina iš pramonės, kol kas jie yra labai, labai tokie dar neaiškus. Mes turime kelio gairės, mes turime iš tikrųjų didžiulį impulsą, kurį suteikia tas pats mūsų kubilius, mes turime tos white paperius ir strategijas, mes turime atlaisvintus kanalus, kaip galėtų pinigai tekėti ir taisyklės, kad jie tekėtų teisingai į tos pačius ES, sakykime, gamintojus gynybos pramonėje. Mes turime tikrai labai neblogas pradinės sąlygas. Bet valios iš ES šalių sostinių, kol kas iš tikrųjų dar nėra ir vyksta toks atskirų šalių nacionalinis planavimas, tarkim Lenkija, čia vienas iš geriausių turbūt pavyzdžių, kurie tol neketina pasinaudoti visom tom taisyklėm ir tais kanalais, kurie yra suteikti jau. Mes matėme Lenkijoje, kokios vyko diskusijos, ar reikėtų pasinaudoti SAFE programa, nes ji reikalauja didžiąją dalį išlaidų skirti europinėms įmonėms. Ir čia Lenkai iš tikrųjų pradėjo labai burbuliuoti dėl to ir Lenkijos parlamente ten jau tikrai vyko nemažai tokių diskusijų. Lenkijos prezidentas žadėjo vetuoti šitą. Ir čia mes matome kaip ženklą, kad tikrai Europa juda labai nevienodų greičių ir labai netgi nevienodą kryptimi. Petro paklausiu, nes iš esmės tai toks jausmas, kad Europa pinigais ruošiasi gintis daug. Kaip yra vis dėlto tenai su ta politinė valia, aš nežinau, arba ta siūloma dabar Europos gynybos sąjunga, ar jinai yra, gali būti perspektyvi, kažkaip įtraukiant ir Ukrainą į tą klausimą ir panašiai. Tai apskritai aš turiu pasakyti, kad matyt šios kadencijos Europos institucijos, matyt, jos privalės padaryti, aš pasakyčiau, tokią revoliucinį pokytį Europos saugumo ir gynybos politikoje. Aš esu tikras, kad lyginant 2024-2029 metų situacijas mes matysime labai labai skirtingą ir pokytį į gerą, bendrąja prasme. Pirma, tai, kad
Europoje pradėta kalbėti pagal sutarčių interpretavimo reikalus, kad Europos gynybos sąjunga yra, sakykime taip, geidžiama būklė, yra tikra. Kaip mes nueisime į kitos gynybos sąjungos, per kokias stadijas, aš kalbu apie vos ne sutarčių pakeitimus ir panašiai, yra kol kas atviras klausimas. Nėra tokio aiškumo, bet pačioj sutarty ir ją interpretuojant tiesiogiai kaip skaitai, taip Europos gynybos sąjunga yra paminėta ir tas polinkis, pasakykime taip, tas judesys turi vesti prie jos. Skirtingos valstybės narės matyt tebeturi įvairias interpretacijas, kadangi mes turime ir neutralių arba neprisijungusių valstybių dar grupę Europos Sąjungoje, ateina ir kandidačių, jų tarpe taip pat yra įvairių valstybių, kaip žinia, konstituciškai įrėmintų. Tai čia yra vienas dalykas. Iš tiesų reikia pripažinti, kad iki 24 metų Europos Sąjunga niekad taip intensyviai ir tiesiogiai neinvestavo į gynybos pramonę. Tai yra akivaizdu. Ta prasme, buvo uždėti politiniai ir reguliaciniai apribojimai, nebuvo jokių, kaip sakyti, lankstumų šitoj srity ir tik tai šios kadencijos institucijos pradėjo akivaizdžiai tikslingai investuoti, reikia pasakyti, didžiulės anksčiau nematytas, neįsivaizduojamas pinigų sumas į gynybos pramonę ir į gynybos pramonės ir kitas sąlygas, kurios turi paskatinti valstybės narės kooperuotis, bendradarbiauti, vystant gynybos pajėgumus ir galų gale savo nacionalinius ir, tikėkime, europinius gynybinius pajėgumus. Aš jau kalbu apie kariuomenės reikalus. Jonai, tavo paklausimas, ar pinigai virs kokybę, jisai tebėra aktualus. Jis nėra automatiškai vedantis prie to tikslo, kurio mes geidžiame ir mes norime, kad tai virstų tikrai didesniais gynybiniais pajėgumais, atgrasimo pajėgumais ir visais kitais reikalais užtikrinti europiečių saugumą. Bet kas yra svarbu ir ką mes turime fiksuoti dabar? Pavyzdžiui, SAFE programa. Vienas didžiausių, sakykime taip, bendrų skolinimosi platformų, kuris tikrai garantuoja palyginus greitą investicijų atėjimą ir panašiai. 150 milijardų, tiek yra. Ten yra pasakyta, kad minimum 2 valstybės turi dalyvauti įsisavinant šitos pinigus, kitaip sakant, bendri pirkimai ir panašiai, imperatyviai reikalaujant bendradarbiavimą su kitom valstybėm. Ką mes dabar girdime? Grįžtant prie tos pačios Lenkijos. Po tam tikrų susitikimų, vizitų, žinia iš Varšuvos yra tokia, kad Lenkai nori apgrėbti nacionaliniam sienom 46 milijardus, kiek jie gauna iš seifo, ir sako, kad tai yra jų prerogatyva nuspręsti, kur ir kaip šitos pinigus panaudoti. Tai yra netiesa. Taip negali būti. Arba tai bus daroma pažeidžiant SAFE programos ir skolinimosi platformos sąlygas. Dabar aš klausiau ukrainiečių čia pastaruoju metu besilankančių ir panašiai. Ar jūs, aš sakiau, Ukraina ir su gynybos pramonė ir su gynybos ministerijos atstovais, ar Ukraina gavo jau pasiūlymus, kvietimus iš pavienių valstybių narių dalyvauti tų SAFE investicijų įsisavinime, kitaip sakant, tapti partneriai ir panašiai. Jokių paguodžiančių žinių. Mes vėl einame, kaip sakant, savo keliu. Dabar atsiprašau, štai vietoj pertraukiu, bet o kaip Vokietijos Ukrainos sutarimas, Merso inicijuota dėl ukrainietiškų ginklų ir panašiai, ir vokiškų ginklų bandymus fronte, tai čia ne iš to plaukia? Aš nežinau, čia gali būti, negaliu šito komentuoti tiksliai, bet aš kalbu daugmaž apie SAFE programą, kur yra greičiausi pinigai. Galbūt Vokietija gali būti gerai išimtis ir panašiai. Tarp kitko, negirdžiu jokių kol kas signalų ir iš Lietuvos, ar ne, kad mes būtumėm, iš tų 6
ir daugiau milijardų, mes planuojame, kad tarkime, milijardas, pusę milijardo bus skirta tam, anam ir trečiam. Aš nežinau, gal jūs girdėjote, būtų labai gerai pasitikslinti mūsų žinias ir supratimą, bet aš kol kas tokio supratimo neturiu. Bet mes visi turbūt suvokiam, kad mūsų tas karinis biudžetas, 5 su dalim BVP išreikšti pinigais, tai seifo pinigai čia yra. Čia yra įtraukti seifo pinigai. Na, galbūt mes galėsime pasitikslinti šitas nuostatas ir panašiai. Jonai, baigiant tai, matot, didelės investicijos į Europos gynybos pramonę, kas nėra reikalingi ir tarp kitko ekonomiškai labai naudingi dalykai, ar ne? Kur yra Europos didžioji problema, tai yra standartai, bendri standartai. Po šiai dienai, jeigu tos investicijos vėl virs nacionalinių egzistuojančių standartų, proliferacija, kitaip sakant, gamins vėl 17 tipų šarvuočius, ar ne, tai nieko nebus. Ta prasme, tai ne tai, kad daugiau pagaminti. Mums reikalinga suvienodinti, eiti prie bendresnių standartų, manant, kad visa tai turi virsti vieninga europinė gynybinė jėga, tam tikra platforma NATO rėmose, europinis NATO, sakykime, kaip jis atsiras, aš galėsiu pabaigoje vieną kitą dar savo apmąstymą išsakyti šitoje srityje, bet šičia, ką aš girdžiu, labai sudėtingai skinasi kelią. Andriui Kubiliui pavyko iš tikrųjų mobilizuoti šitos platformas, bet ar jam pavyks susiaurinti tą nomenklatūrą gynybos priemonių Europoje ir susodinus visus prie stalo pasakyti, kad štai Leopardas geresnis negu tenai 5 kiti Ispanijoje ir Prancūzijoje gaminami tankų tipai, aš nesu toks tikras. O palauksime. Kitaip sakant, tie pinigai turi atnešti kokybinį, ne tik kiekybinį, bet kokybinį pokytį, suprantat? Ir galvose kariškių taip pat. Čia akivaizdu tos dvi problemos susijusios su karo pramonė, apskritai karo pramonės pajėgumas, stringantis tiekimai, kitaip tariant greitis, aišku, tą, ką Petras čia daug šnekėjo apie nomenklatūros suvienodinimą. Tai čia šitie dalykai, pavadinkim, tam tikrą prasme technologinį, netminant tam tikrų politinių dalykų. Bet jeigu kalbėtų iš tikrųjų apie tą politinę architektūrą ir tos idėjos, kurios išsakytos, kaip čia jums atrodo jos veikia, ką aš turiu omeny? Idėja apie 100 000 europietiškų greito reagavimo pajėgų, kur čia Lietuvoje jau prasidėjo nutrauktos diskusijos, nes čia Europos kariuomenė. Nėra čia Europos kariuomenė, ne apie Europos kariuomenę kalba. Čia mes kalbam būtent apie tą sudedamasis Europos gynybos dėmenis. Tai va šitas momentas, toliau ta pati Europos gynybos sąjunga, kuri gali būti Šengeno tipo, ar ne? Neutralios valstybės turi problemų, laukiam jūsų apsisprendimo, bet pati idėja, tai aš suprantu, jinai tam tikrą prasme jau pradėta testuoti. Turiu omeny tą 42.7 sutarties straipsnį, kur čia žaidimai, simulacijos bus, bet kažkas tarsi pradėjo judėti, Kipre visi pasidžiaugė, kad pagaliau, kažkas juda. Toliau idėja apie tą Europos gynybos sąjungą kaip nuo Didžios Britanijos iki Ukrainos. Kitaip tariant, šitos sąjungos konstrukcija gali traukti Ukrainą, ko mes norime. Nebūtinai jai būnant Europos Sąjungos pilnavertė nare. Ir trečias ta idėja, kuri tik išmesta, bet mažiau galbūt apie ją kalbama ar dar nenorima svarstyti, tai yra apie Europos saugumo tarybą. Čia atskiras dalykas. Bet kas įdomiausia, jeigu jūs pastebėjot, štai šitoj dėl Europos gynybos sąjungos su Ukrainos įtraukimu, jau yra pasisakančių. Mercas, Stubas, galbūt dar surastume vieną kitą, bet tikrai nedaug, bet kas nuostabiausia, Lietuva čia apskritai niekur nedalyvauja. Tai šitam kontekste būtų įdomus jūsų komentarai. Jeigu jūs pažiūrėt Lietuvą kaip dalyvauja, Lietuva pradėjo svarstyti, greičiausiai ir priims tą vadinamą atnaujintą nacionalinio saugumo strategiją, pagal biurokratijos taisyklės Seimas turi patvirtinti kažkiek metų. Tai jeigu jūs ją atsiversite ten į nacionalinio saugumo strategiją, nei kas, kratinys, kad kokių idėjų yra apie užsienio politiką, yra apie saugumą, yra apie gynybą, bet toks
vaizdas kyla, kad čia kalbama apie dalykus, kurie egzistavo prieš 5 metų. Tai kitaip tariant, vyksta tam tikri politiniai procesai, ta gamybos ir tas mums viskas čia aišku, bet politiniai, geopolitiniai tie procesai ir idėjos, ir Lietuva. Man irgi atrodo, kad nėra pagrindinė problema ginkluotė. Ginkluotė vienaip ar kitaip išsispręstų. Gal čia daugiau politiniai tie klausimai yra, lyderystės klausimai, galų gale ar jie yra išsisprendę kažkaip. Ir jie nėra išsisprendę. Jeigu aš čia galėčiau pradėti nuo tos idėjos apie Europos reagavimo pajėgas, skaičius tiesą sakant nėra svarbus. Mano galva, ar 100 000 ar 50 000 tai nėra tas klausimas, kuris įsprendžia Europos lyderystės problemas. Mes turėjome iš tikrųjų jau pakankamai ilgą laiką tas ES kovos grupės, EU Battle Groups. Jos techniškai paruoštos berods nuo 2007 metų. Aišku, jų nėra daug, bet klausimas, o ką jos veikia? Tikrai buvo, kaip tik čia visai neseniai tokių klausimų, kodėl jos taip niekartų ir nebuvo aktyvuotos. Krizių pasaulyje daug, kai kurios iš jų yra visiškai šalia ES ir tos greito reagavimo pajėgos jos taip ir liko neišnaudotos. Tai problema yra struktūrinė. Nes reikia, kad tas pajėgas aktyvuotų Europos taryba vienbalsiu sprendimu, ar ne, ir galiausiai tos valstybės, kurios prisideda prie tų greitųjų pajėgų parengimo ir operacinių išlaidų, neša tas visas išlaidas. Kitaip tariant, ES neturi bendro kompensavimo mechanizmo. Tai čia yra iškart dvi problemos. Lyderystės problema, bet kas gali blokuoti ES tokių pajėgų panaudojimą pagal dabartinę, sakykime, institucinę tvarką. Ir jeigu mes turėsime net ir ant popieriaus 100 000 Europos karių, kokia Bulgarija, ar tarkim, kaip anksčiau Vengrija, bet kada galėtų juos blokuoti, jeigu reikia ir toliau Europos tarybos vienbalsio sprendimo tam. O kuo didesnės pajėgos, tuo greičiausiai bus didesnis spaudimas, kad tai turi būti konsensusu. Kitas dalykas, kas prisiima tas išlaidas, kurios, sakykime, reikia padengti tokioms pajėgoms. Ar tai yra jau ES lygių kažkoks vėlgi instrumentas, kuris leidžia kompensuoti, net ir toms šalims, kurios, sakykime, fiziškai nesiunčia karių arba siunčia labai nedaug, bet prisideda materialiai kitom priemonėm, ar visgi kiekviena šalis savo tas pajėgas yra aprūpina maksimaliai pagal tai, ką jos ten skiria. Irgi labai rimta problema. Tai tas institucinis valios sutelkimas ir lyderystės sutelkimas, jis nėra išspręstas iki galo. Ir čia man bus iš tikrųjų labai įdomu pono Petro paklausyti idėjų, kaip tas europinis NATO gali atrodyti, nes atrodo nėra kito varianto. Panašiai kaip kopijuoti NATO struktūrą, kur aukščiausiasis pajėgų vadas Europoje turi teisę panaudoti tas pajėgas. Galbūt bent jau, sakykime, dislokavimui prieš krizę, nelaukiant politinio sprendimo. Kas bus tas europinių pajėgų vadas ir ar jam bus suteikta galimybė panaudoti šitas pajėgas, nesvarbu. 100 000, 50 000, 5 000, bet be politinių debatų, kurie tikrai gali užsitęsti beviltiškai, be politinių debatų iškart reaguoti į krizę, galbūt jos dar pačioje pradžioje, užspaudžiant ją, pademonstruojant tą atgrasimo potencialą galimam priešininkui ir neleidžiant ten vetuoti, blokuoti galbūt kažkuriai labiau prorusiškai vyriausybei ES. Kol šitų dalykų nėra išspręsta, techniniai paruošimai tos, sakykime, ES kariuomenės, jie tampa tokie truputėlį antraeiliai, bent jau mano vertinimu dabar. Dar turbūt ir prie to paties, Petrai, čia vis tiek jau dabar pačiam tie klausimai, tai net jeigu ir būtų kažkoks Europos NATO, tai vis tiek turėtų turbūt aktyvuotis kažkoks straipsnis, net jeigu nėra kariuomenės, kad ateitų padėti ir žinant ES pomėgį ilgai svarstyti, tai mes atrodo planuojam, kad 10 dienų turim apsiginti ir paskui jau sulauksim pagalbos. Tai ar tikrai ta sistema veiktų tai? Tai yra tas straipsnis, jisai teoriškai viskas paruošta, 42.7 straipsnis, jisai tiesiog dabar visi sako, aprašykit veiksmų pagal jį eigą. Tai čia dabar yra tas pats kaip, nežinau, čia kaip ir turi, bet nežinai kaip panaudoti. Tai dar
Daugelis situacijų nėra aprašytos ir iš esmės mes dabar tik tai pradėjome judėti nuo tų teorinių grėsmių įvardymo prie praktinio veiksmo, ta prasme konkrečių sprendimų, kurie gali atitinkamai, sakykime taip, įtakoti tam tikras saugumo situaciją. Solidarumo arba 42,7 straipsnio svarstymas įvyko, jau pirmas toks pristatymas, nebūtinai ten buvo rasti visi sprendimai, bet tai yra įžanga į tolimesnius dalykus. Matot, tuos reikalus, kuriuos imasi spręsti Europos Sąjunga, jinai padaro iki galo. Jinai, ta prasme, bent aprašo biurokratinės procedūras, protokolus ir panašiai. Tai manykime, dalyvaukime, sekime ir teikime savo pasiūlymus šio straipsnio interpretacijai, sąlygų numatymui ir panašiai. Aš manau, netgi Lietuvos pirmininkavimui gali tekti šitie dalykai dar dalinai sutvarkyti ir panašiai. Tarp kitko, tai būtų vienas iš siektinų tikslų. Aš manau, kad labai prasmingas ir geriau mažiau padaryti galbūt kitose srityse, bet turėti labai tokį, didžiulį pasiekimą, žingsnį į priekį šiuo klausimu, ar ne? Matot, sutarty pasakyta apie gynybos sąjungą, apie bendrą veiksmą Europos Sąjungos, reiškia, yra aliuzija ir į Europos biudžetą. Tas, kas yra sutartyje, yra biudžetinis patvirtinimas arba įrankis galimai numatytas. Ar jisai bus visada sėkmingas, pakankamas ir greitas be rizikos, kad kai kurios valstybės ims vetuoti? Taip, klausimas yra labai rimtas, be galutinio atsakymo. Yra tokia rizika, bet matot, mano galva, jeigu Europa ir pradės kurti, o jau jinai iš tikrųjų pradėjo, gynybos sąjungos pamatus dėti, tai bus vis dėlto norinčių ir pasiryžusių grupių pagrindų, ar ne, savotiškai galima sakyti Šengenas. Šengenui negalima kišti pagalių į ratus iš šalies, suprantat? Tos dalyvaujančios valstybės, kurios atitinka tam tikrus kriterijus ir nori dar eiti į priekį, viskas, ta prasme. Bendrai, kuo čia tada dėta Europos Sąjunga? Tai tiesiog 10 valstybių susimetė ir sukūrė savo kažkokį tai, sąjungą. Iš esmės taip ir bus. Aš manau, kad čia tikėtis vienodo greičio vienu metu, kad startuotumėm su gynybos sąjunga, tų pasiryžusių valstybių, nėra jokių šansų. Klausykit, dabartinė situacija rodo, kad, pažiūrėkit, visi kalbame apie investicijas ir taip toliau, o koks yra skirtumas? Daugiau nei 2 kartai. Pavyzdžiui, imant Lietuvos dabar pirmavimą pagal gynybos išlaidas nuo BVP, lyginant su kitom salom, pavyzdžiui, kai kuriom ir panašiai. Tai ką tai rodo? Jeigu tu lauksi paskutinių, tai pirmieji uždus, ta prasme, jie tiesiog sunyks savaime, prasidės erozija politinė ir visokia kitokia. Neišvengiamai tai turi būti iniciatyvinė grupė. Labai linkiu Lietuvai joje dalyvauti. Kol kas nematau jokių esminių požymių optimizmui. Paminėsiu, yra dabar apsispręsta dėl tų vadinamųjų pagrindinių projektų gynybos srityje. Parinktos valstybės, kurios sudaro tuos iniciatorius, remia, kitaip sakant, 2-3 valstybės dažniausiai, ar ne? Tarptų 11 valstybių, kurios dalyvauja tuose iniciatyviniuose projektuose, pavyzdžiui, oro gynyba, ar ne, karinių platformų, tenai mobilumo srityje, robotizacija, dronai. Aš jums galiu atvirai pasakyti, Lietuvos nėra nei vieno projekto iniciatyvinėje grupėje. Ką tai reiškia? Ar mes nepatekome, mūsų nekvalifikavo kaip atitinkančių iniciatorių kategoriją, arba, dar blogesnis variantas, mes nepakėlėme rankos ir neįsiprašėme, neįsitvirtinome, nes pagal visus kriterijus, aš manau, tikrai vienoje 2 grupių iniciatyvose, tose iniciatyvinėse grupėse, mes tiesiog dangiškai privalėjome būti. Aš kito nematau variantų, bet tai rodo, kad Lietuva iš tikrųjų, aš nežinau, ar sprendimai priimami per lėtai, įtarčiau tokį dalyką, ar ne, nerodo politinės iniciatyvos, nesugeba susitelkti su tais partneriais ir būti vadovaujančioje grupėje. Pabaigsiu sakyti taip, nes buvo čia geras klausimas, kokia tai bus
kokia tai gali būti Europos gynybos sąjunga. Pagal apibrėžimą, kolegos, matyt, ir tai yra visiškai teisinga, nes labiausiai atitinka NATO europinio sparno apibrėžimą. Randanti Europos gynybos sąjunga bus nebūtinai vien tik Europos sąjungos narėmis pagrįsta sąjunga. Ir mes turime puikių kandidačių. Pradėkime nuo tų, kurie matyt, jeigu su jais mes elgsimės pagarbiai, kviesime jos kaip tikrus partnerius, o nesakysime, žinot, mes jūs pakviesime, bet jūs neturėsit balsavimo teisės ir būsite tokie antrarūšiai. Tai Britai, Norvegai, nežinau, šveicarai gali ne, ta prasme gali būti tai šituo. Ukraina, kuri turi galimybę įstoti į tokią Europos gynybos sąjungą daug greičiau negu tapti pilnavertę Europos sąjungos narę, nes plėtra, kaip žinom, absoliučiai skirtinga nuo praeitos, ta prasme tai bus tokio laipsniška integracija per tokias sąjungas, kaip mes kalbame, ekonominė sąjunga, gynybos sąjunga, nežinau, ten kokių nors sektorinių politikų pagrindų sąjunga, o paskui jau artėjimas į pilnavertę narystę. Tai štai, tokia Europos gynybos sąjunga turi didžiulę prasmę. Dar gal Kanadą galima įtraukti, jeigu gintis ir nuo rusų, ir nuo amerikiečių granatinių reikės. Absoliučiai. Ir tarp kitko, man tai atsako daugeliu atveju į klausimą, nes šiaip Kanada negali pagal apibrėžimą būti Europos sąjungos narė. Ar nebent mes pakeisime sutarties punktus. Bet taip, mes galime juos kviestis ir pilnaverčiai dalyvauti, nes aš manyčiau, žinokit, čia nėra vien tik tai Europos sąjungos interesas, o įsivaizduokite hipotetinę situaciją, kad esant voluntaristiškiems vienos ar kitos valstybės narės sprendimams panaikinti čia, apriboti kažką, išmesti, apskritai atsijungti nuo NATO, Kanada atsiranda ant ledo, ar ne? Nėra NATO, bet Kanada turi tą vertybinį ir politinį reiškia interesą būti kartu su vakarais ir panašiai. Tai yra puikia alternatyva. Sakykime, aš neskatinu tokią situaciją atsirasti, bet mes hipotetiškai aptarinėkime visus tokius atvejus. Todėl netgi taip Kanados buvimas ir ne tik Kanados. Galime matyti pavyzdžiui, Japonijos tam tikrą įsitraukimą ir panašiai. Atsiprašau, Petrai, mes tada faktiškai kalbam apie NATO be Amerikos. Taip, jeigu taip paprastai sakant. Jonai, jeigu tokia Europos nuostata padės NATO tapti stipresnė ir išlaikys NATO stabilumą viduje, kitaip sakant, turėti tam tikrą atsvarą, nes dabar, kai vienas kalba turėdamas 65% akcijų, kartais tiem mažiesiams akcininkams yra labai sudėtinga. Suprantat, susiderinti, kai politinis voluntarizmas ima viršų ir mažieji akcininkai pradeda nesuprasti, sakykime taip, įmonės misijos. Dar tik tai, ką Tomas klausė vieną dėl... Apskritai, kai mes kalbam, tai iš tikrųjų mes kalbam apie europinį NATO ramstį, ar ne, kad nekiltų čia interpretacijų nereikalingų. Bet kaip Tomas klausė, kaip yra su tom vadovavimo ir valdymo struktūrom, ar ne? Čia aš nenorėčiau minėti, ir Petras turbūt nenorėjo dėl to minėti, bet tokią iniciatyvą yra iškėlę Europos konservatoriai, EPP. Dėl atskiros europinės vadovavimo ir valdymo struktūros kūrimo glaudžiai ją siejant su NATO. Yra tokia, taip ten politiškai jau tai yra on the table. Tai aš ir sakau, kad daug daiktų yra, taip sakant, geopolitiniam smaigaly. Todėl ir klausiu, o kaip čia Lietuva? Mes kur nors čia esam, tai pasirodo praktiškai niekur nesam. Tarp kitko gera labai žinia. Neišduosiu čia jokios paslapties, bet Laurynas Kasčiūnas, kaip Lietuvos konservatorių partijos pirmininkas, EPP, reiškia taip, liaudės partija yra sukurtusi kelias darbo grupės, tai jis, mano žiniomis, yra vienas iš pirmininkų, kitaip sakant, pirmininkauja tokiai grupiai, kuri turi parengti beje pasiūlymus. Tai čia yra geras dalykas. Gerai, kad mes jau politiškai turime tam tikras įtakas ir žinome. Labai tikiuosi, kad jeigu tai bus
vienos partijos jau paruošta programa, gali būti puikiai iniciatyva pradėti ir plačiau diskutuoti. Tarp kitko, kol kas tai nėra ant stalo, aš atvirai pasakysiu. Saugumo ir gynybos komitete mes apie tokius dalykus netgi projektiniam lygmenį kol kas nekalbame, nes komisija turėtų ateiti su pirminiu pasiūlymu, bet aš manau, kad per likusius 3 metų mes galime sulaukti tokių pasiūlymų ir konkrečių projektų. Aš neatmetu galimybės, netikėkime, kad Lietuva parems, nes atvirai tariant, nors apie tai, ką mes kalbam, iš esmės reiškia kelių greičių Europos Sąjunga, ar ne? Bet klausykit, kadangi mes esame ant tiek į rytus, kad neįjungus aukštesnio greičio reikštų ta prasme riedėjimą į bedugnę. Todėl manau, kad mums bet kokiu atveju reikia paremti kelių greičių modelį, bet atsirandant Europos gynybos sąjungai, ir aš labai tikiuosi, kad bus kažkokia tai politinė valia ir iniciatyva iš Lietuvos, bent jau pasisakymai ir telkimasis bent jau Baltijos jūros regione, tarp tų valstybių, kurios, aš manau, kalba skirtingom kalbom, bet supratimas, turinys yra labai ir labai panašus, jeigu ne vienodas. Todėl aš tikrai, man, žinokit, labai pritrūksta tokių iniciatyvinių dalykų Petrai, o kaip yra Vilniaus. Petrai, o kaip yra su ALDE? Kaip ALDE šitam dialogė, diskusijoje dalyvauja ar ne, kaip šeima, kaip sakot? Matai, Raimondai, čia yra labai paprastas atsakymas. Renew Europe arba Atnaujinkime Europą yra profederalistinė jėga, o čia akivaizdžiai yra federalistinių, kaip sakyti, centristinių jėgų veikimas, tai jo mes esame už, mūsų pirminiai, beje, deklaracijos ir manifestai yra labai būtent į tą pusę, aš manau, mes tikrai paremsime, bus šitą nors nuomonių bus vėl išsiskyrimo, nes pas mus narystė yra iš įvairių politinių partijų ir valstybių, bet didžioji dauguma tikrai parems būtent tą telkimosi ir gilesnės integracijos momentą. Pasakiau viską, tai kaip prieš, kaip bažnyčia išpažinti. Gerai, tai aš gal Tomą tada dar įtrauksiu vis tiek, o čia nesutrukdys šitiems visiems susitarimams ar geriems ketinimams. Vis dėlto yra skirtingi interesai skirtingose sostinėse ir pastovus yra varžymasis. Ir dabar faktiškai net ir tas pats Varšuvos siekimas tapti kažkokia taip, turbūt svarbia jėga, irgi turbūt yra svarbus. Ir čia nebus taip, kad liks kiekvienas savo. Tų formatų iš tikrųjų dabar yra, tokių beužgimstančių tikrai gana daug. Čia mums gal vienas iš artimiausių yra tas regioninis 8 valstybių, jau berods vadinamas Helsinkio formatu, ar ne, nes Helsinkio susitikimai vyko tarp to rytinio flango šalių. Ten Lenkija iš tikrųjų užima tokį vieną iš kertinių vaidmenų, nes pagal savo tiek skiriamas išlaidas gynybai, tiek ir fizinę kariuomenę turbūt bus pagrindinis centras, apie kurį tas flangas galėtų telktis. Veimaro plus formatas, vėlgi, kur jau tos didžiosios ES šalis jungiasi, įskaitant dar ir Jungtinę karalystę, Italiją, Ispaniją. Vėlgi, ten yra, šiek tiek kitokie klausimai, kitokie galbūt interesai. Aš net nežinau, ar tai yra fragmentacija, ar tai yra, toks pliuralizmas, ar ne, kai bandoma skirtingais greičiais ir skirtingomis idėjomis judinti tuos pačius klausimus, bet tikrai interesų skirtumai yra. Tai, kas rūpi, tarkim, rytinio flango šalims, nuo Suomijos iki Rumunijos, mums, aišku, yra vieni prioritetai. Tai, apie ką kalba tie Veimaro plus politikai, jie žiūri jau globaliau ir, tarkim, ten branduolinio ginklo klausimai yra vieni iš aktualesnių, kaip ten vyks Prancūzijos tas branduolinio ginklo dalymasis ar kitokių ten branduolinių klausimų sprendimai. Ir tų klausimų yra tiek daug, kad tikrai prioritetai pasimeta. Tai, kas yra prioritetai mums, kuo greičiau, kuo stipresnių, kuo daugiau pajėgų iškart rytinėme flange, ne visai sutampa, tarkim, su Prancūzijos ar jo labiau Ispanijos prioritetais.
tokiame pluralizme ta konkurencija yra tikrai vienas iš veiksnių, kuris stabdo net ir tą kelių greičių ES, gynybinės ES idėją. Tai čia aš irgi kažkokio optimizmo nematau, nes gali būti netgi taip, kad mes turėsime kelių lygmenų kelių greičių ES. Tai yra tam pačiam rytiniam flange vyks vienokie greičiai, ar ne, Baltijos šalis vienaip, ten Rumunija, Bulgarija kitaip. Sąjungos viduje jau tarptų didžiųjų, ten nuo Vokietijos iki Ispanijos, vėlgi skirtingi greičiai ir skirtingi prioritetai. Ir mes čia galime turėti tikrai tokią labai, labai sudėtingą mišrainę, kurioje vėlgi visi grįž prie to paties klausimo. Tai kur yra tas tikrasis hegemonas, kuris užduoda vieningą darbotvarkę? Čia beje aš priminsiu tokią akademinę galbūt tezę, kas aljansus paverčia stipriais aljansais, kurie aljansai iš tikrųjų tampa efektyvūs. Ir čia aišku NATO yra vienas iš geriausių pavyzdžių istorijoje ir akademikai kelia tokią labai paprastą tezę. Efektyviems aljansams vis tiek reikia hegemono, kuris užduotų tą toną, kuris primestų galbūt savo nacionalinius interesus kitiems, prislopindamas tą didžiulį pluralizmą nacionalinių interesų iš visų įmanomų pusių. Ir be hegemono, ta gerąja prasme, iš tikrųjų aljansai gali tapti tokiu kofofonišku choru, kur vieningo lyderio ir vieningo dirigento pritrūks. O atsiprašau, Petro, tas minimas federalizmas nekompensuotų, tada pati Europa taptų labiau kaip vienetas. Su federalizmo yra kitų problemų. Čia Petras turbūt žino, kaip sunku tą idėją stumti į priekį ir kiek yra pasipriešinimo vėlgi iš nacionalinių šalių. Mes dabar turime tokią, sakyčiau, naują bangą antifederalistų, kurie labiau tempia į nacionalinių valstybių vidų visus poreikius. Ir čia ne tik apie migraciją arba ekonominę, mokesčių politiką, bet ir apie gynybinę. Lenkija yra vėlgi tokia antifederalistinė savotiškai valstybė, net su Tusku, kuris bando tą kaip ir kryptį pakeisti. Atsargiai labai į tai žiūri. Bet gal reikia mums išlikti optimistais. Aš prisimenu, šio Beresnevičiaus knyga prieš 25 metus, jeigu jūs prisimenat, Imperijos darymas. Ir ką jis ten rašė? Sakė Gintaras, kad vokiečiai gintų mūsų sienas, o mes kitų. Artėjam pamažu. Per karinį dalyką, iš tikrųjų gali išsivystyti naujas tas solidarumo banga, kaip mes ją bepavadintume, federalistinė ar dar kažkaip kitaip. Bet karinis projektas, ar ne, gynybinis saugumo karinis projektas, kaip papildinys, vėl pasikartosiu, tos transatlantinės erdvės Europai būtų galbūt dar vienas stimulas ieškoti to politinio solidarumo. Bendrystės, gal taip galim pasakyti. Matot, turim tą istorinę galimybę pasinaudoti. Taip, kaip pakeitė europiečių supratimą apie saugumą ir gynybą karas prieš Ukrainą, klausykite, palyginus trumpas laiko tarpas, 4 metai, aišku, žiauraus ir panašiai. Aš būčiau daugiau optimistas, ta prasme atsargus toks optimistas, ir tas, žinoma, optimizmas turi remtis konkrečiai žingsniais, iniciatyvomis ir panašiai. Nesėdėkime Vilniuje ir nelaukime, kol mums su karučiais atveš kažką, tai patys važiuokime, nesvarbu kokiu būdu. Ir tik tai taip, telkdami, sakydami, kviesdami, pradėdami ir nuo mažesnių ir su didesniais, nebijokime, čia dydis neremia nieko, mes galime tikrai išspręsti, aš sakyčiau, taip jau amžinai, 20-ajam amžiui Europos Sąjunga nerado sprendimą. Bet 21-ajam amžiui mes privalome rasti sprendimą ir atsakymą į šitą klausimą. Ir tikėkime, kad 2030 metais Lietuva bus saugesnė negu šiais. Su sąlyga, kad. Tai faktiškai iš šio pokalbio išsinešu tą tokį, kad vis dėlto Europa per pastaruosius kelis metus padarė tikrai daugiau negu bent šitoj temoje per ankstesnius 20. Ir tai faktas, kurio tikrai nereikia sumenkinti, tačiau dar vis dėlto neatsakyta lieka daug klausimų. Ir antras dalykas, kad Lietuva galėtų irgi aktyviau dalyvauti šituose procesuose. Dėkuoju profesoriui Tomui Janeliūnui, dėkuoju Petrui Auštrevičiui, ačiū Raimondai ir ačiū Jums, kad klausėtės ir kito karto
liberaliuose pokalbiuose. Iki. Liberalūs pokalbiai.